Ne vienas karpininkas neapsieis be daiktadėžės. Visos tokios smulkmenos, kaip pavadėliai, boilių fiksatoriai, kabliukai, visada mums turi būti po ranka. Dažnai mes keičiam sistemėlės, keičiam pavadėlius, kabliukus. O štai nepagailėjau pinigų, nupirkau tokią dėžę. Patinka man jinai, kuo jinai, sakykime, gera. Pirmoji šios daiktadėžės daly aš laikau tokius daiktus, tokias smulkmenas, kurios man gali prireikti labai dažnai. Vašeliai, kabliukai, svareliai, bet viskas yra čia. Kuo man jinai yra gera? Vat aš dabar atsegiau dėžę, dangtis nenusijima. Jeigu aš pamiršiu užsekti, nei vienas daiktas iš mano dėžės neiškris. Man reiks atsekti dar vienas užraktas ir štai mes prieinam prie visų daiktų, kuriuos mes čia turim. Dėžė yra iš 2 skyrių, labai yra patogu. At štai uždariau pirmą skyrių, yra dėžėje antras skyrius. Kuo jis man geras? Yra labai patogu. Į kiekvieną dėžutę aš galiu susidėti įvairių svorių svarelius, įvairių dydžių kabliukus, pavadėlius. Yra skaidrios dėžutės, aš iš karto matau, kas čia yra. Jeigu man kažko tai reikia iš antro skyriaus, kiekvienu kartą žinau, kur kas čia pas mane dedasi. Man nereikia ieškoti kažkur tai knaisiotis, pas kitus kolegas prašyti kažko tai skolintis. Viskas pas mane tvarkingai sudėta, atskirai, kiekvienoje dėžutėje ir kol kas džiaugiuosi. Yra, aišku, įvairių daiktadėžių, pasirinkimas žūklės parduotuvės yra didelis. Esu patenkinta šitą dėžę. Aš norėčiau paminėti tokius dalykus, kad visa šitos atrodo menkniekiai, bet jų labai daug ir jie mes įsibarsto ant stalo, po to žvejybos vietoje net nežinom, kur kas randasi. Reikia visą laiką turėti tokius patogius dalykus, kaip pavyzdžiui tokia tašė karpininkų. Labai, sakyčiau, patogiai. Jinai turi daug visokių kišenių. Čia galime mes susirišę pavadėlius namuose, susiviniot, susidėliot. Čia galima sistemėlės jau gatavą susidėti šitos maišelius. Sakykime, turim kitą skyrelį. Tam kitam skyrelį labai patogiai yra išdėstytos tokie kaip stiklainiukai. Namuose galima užsikvepinti savo kukulius. Atsivežę į vietą iš karto jais žvejoti. Čia irgi labai patogus dalykas. Turim dugne skyrių. Kietą skyrių, turiu paminėti, ir ten galim svarelius laikyti. Čia mes turime tokį kaip šaldytuvą, maistą įsidėti. Dar norėčiau paminėti, kad šitos tašės, aišku, man mažai visą laiką. Didesnėse tašėse laikom rūbus. Čia vėlgi yra visokių kišenių atskirai. Žvejoju ne vieną parą, 3 paras kaip minimum būnu prie ežero. Taip, reikia rūbus pasikeisti, reikia, sakykime, elementarus dalykas ir kojines pasikeisti. Taip, į šitą tašę viską sutalpinu. Žiūrėkit, aš jau turiu tik 2 tašes ir labai daug daiktų susidėti galiu. Ką galėčiau apie karpininko palapinę pasakyti? Man labai patinka, kada yra palapinė su atskiru tentu, kadangi kaip ir šio žvejyboje oras mainosi, jeigu yra karšta, žinau, kad nenusimato lietus, tento nenaudoju. Ir kuo jinai dar, sakykime, karpininkui, ko dar reiktų už palapinės, kad priekinė palapinės dalis būtų skaidri. Dažniausiai išėjimas iš palapinės yra link meškerių. Dažnai naktį būna tokių kaip ir netikrų kibimų ir norisi vis pasižiūrėti. Tam, kad nereiktų karpininkui keltis iš gulto, aš pasižiūriu paprasčiausiai pro išėjimą iš palapinės, yra skaidri dalis ten ir kuo puikiausiai viskas matosi. Reikia dar paminėti, kad palapinėse labai svarbus toks akcentas yra tinkleliai nuo uodų. Kaip žinome, Lietuvoje labai daug uodų ir naktį, kam dar labai nepatogu miegoti. Visą laiką dieną laikom palapinės uždarytas, bet kad jos kvėpuotų. Yra tam tikri tinkleliai ir uždarytas ir vakare tik tai įlendi, atsidarai ir vėl užsidarai. Ir po to labai maloniai įsimiegi, tau uodai nekanda ir smagu. Tokią ir naudoju. Taip. Dar kartais, aš norėčiau paminėti, skėtį, sakyčiau. Irgi labai reikalingas daiktas.
Mes čia būna nuo lietaus pasislepiam, sėdim, pasišnekučiuojam. Šiuo atveju mums jo nereikia, bet mes tik norėjom jį parodyti. Jis pagrindė tai nuo lietaus pasislėptas skėtis, nuo užuovėje randam po skėčių. Bet kai, kaip ir minėjau, 3 paras, kai žvejoja, tai išnaudoja ir palapinę, ir skėtį, ir tuos visus gultus, ir kėdes ir panašiai. Žvejyboje naudojamos yra dujinės viryklės, tai kada nėra lietaus, tai šis skėtis naudojamas kaip ir tam tikra virtuvė. Kadangi dujinė viryklė, jinai reaguoja, sakykime, degiklis į vėją, ir jeigu mes pastatysim dujinę viryklę ne tokioj uždaroj kaip ir tam tikroj patalpoj, vėjas, reiškia, mums pailgins maisto gamybos laiką. Ir šiuo atveju, kaip matot, mes šį skėtį naudojam kaip maisto gaminimo vietą. Savotiška virtuvėlė mūsų gavosi. Taip. Nu, ką dar galim pasakyti? Labai svarbus dalykas laukinių karpių žūklėj yra gultai ir kėdės, nu, savaime suprantama, miegmaišiai. Mes mėgstantis pailsėti žmonės, ne? Taip. Todėl mes naudojam su tomu atskirai, reiškia, gultus ir atskirai kėdės. Kiekvienas gultas gali jisai būti montuojamas kaip kėdė, atsilenkia galinė gulto dalis ir ten galima sėdėti. Tačiau rekomenduotumėme jūs turėti tiek kėdę patogią, tiek gultą. Tai gulto nereiks nešioti iš palapinės į lauką, iš lauko į palapinę. Nu, siūlytumėm naudoti kėdę atskirai. Būtinas dar miegmaišis. Miegmaišis iš karto siūlau. Miegmaišis turi būti geras. Jis turėtų atitikti žmogaus ūgį. Jis turėtų prisitvirtinti prie gulto iš apačios. Kaip žinome, kartais, jeigu jis neprisitvirtina, aš jau iš patirties žinau, aš nusispardau pastoviai tą miegmaišį. Ir po to ryte atsikeli šalta. O kodėl šalta? Nesupranti, miegmaišis ant žemės, nu viskas aišku. Dabar tokia gudrybė yra prigalvota, prie gulto miegmaišis prisitvirtina ir ryte atsikeli puikiausiai apsiklojęs ir jokių problemų dėl to nebūna.